Sveiki, esu Donatas Brikas ir šiame video noriu su jumis pakalbėti, kodėl verta yra dalyvauti Saviugdos mokyklos organizuojamam renginy, jau antrą kartą Lietuvoje, milijonieriaus mąstymas. Pirmas turbūt ir svarbiausias dalykas, dėl ko verta sudalyvauti tame renginyje, tai yra, kad šitas renginys vyksta visame pasaulyje daugiau negu 15 metų ir jame dalyvavo jau daugiau negu 1 milijonas žmonių. Ir bent Lietuvos statistika jau sako iš pirmo renginio, kad iš tikrųjų 92% klientų yra patenkinti šio renginio. Tai yra dalyviai, kurie dalyvavo vieną kartą jau tame renginyje. Jie nori ateiti antrą kartą, rekomenduoja draugam, bet kas yra svarbiausia, kad jie pasiekia rezultatus. Vienokius ar kitokius rezultatus kiekvienas žmogus įsineša po šio renginio. Netgi ir tas skeptikas, kuris iš tikrųjų iš karto yra nusistatęs, kad aš negausiu rezultatų, seminaras nepakeis mano gyvenimo ir panašiai, jis vis tiek vienokius ar kitokius rezultatus iš šio renginio įsineša. Tai būtų viena ir labai svarbi priežastis. Antra priežastis būtų, kad milijonieriaus mąstymas, šitas seminaras yra, iš esmės aš pasakysiu, jis ne apie pinigus, jis yra apie jūs. Tai yra, per šitą seminarą jūs niekas nemokys, kaip uždirbti pinigų, iš kur jau uždirbti pinigų, iš kur jų paimti ir taip toliau jūs mokys psichologijos. Tai reiškia, kad šitame seminare jūs transformuos, kaip reikia elgtis su pinigais, kaip reikia elgtis su savim tam, kad jūsų gyvenime atsirastų daug daugiau gerovės. Tai reiškia, mes per šitą seminarą kalbėsim ne apie pinigus, o apie tai, kiek jūs pasitikit savim. Ta prasme, kiek geri jūsų santykiai, ta prasme, koks yra jūsų požiūris, kokios iš tikrųjų jūsų galvoje yra sudėtos programos. Tai yra seminaras apie jūsų emocinį lygį, o ne apie jūsų fizinį tą, ką jūs matote pasaulyje. Tada, kada pasikeis jūsų vidus, tada pasikeis ir jūsų išorė. Nors visi žmonės iš tikrųjų mes norim turėti gražesnę išorę, gyventi gražesnėme name, važinėti su geresnė mašina, bet tai pasikeičia tik tada, kada pasikeičia mūsų vidus. Tai antroji priežastis, kodėl verta dalyvauti šiame seminare, tai yra, kadangi šitas seminaras yra apie jūs. Taip, ir trečioji priežastis. Trečioji labai svarbi priežastis, kodėl verta ateiti į milijonieriaus mąstymą, todėl, kad jūsų tai bus jūsų to žmogaus, kuris ateisite į seminarą, bus paskutinis seminaras, į kurį jūs eisit. Kodėl? Todėl, kad atėję šitą seminarą jūs 100% transformuositės. Tai ne toks seminaras, kada jums užduoda namų darbų, sako padarykit namų darbus, darykit tą ir tą, tada po metų, po 2 jūs gausite tam tikrus rezultatus. O jūs jau paties seminaro metu jūs jau transformuositės ir pakeisite tam tikrus savo įsitikinimus. Aš atsimenu iš pirmo seminaro, ten žmonės ir verkė, ir ašarų, ir džiaugsmo, visko buvo ir žmonės išėję pasikeitė, jie sulaužė tam tikrus savo įsitikinimus. Tai, kas yra juose parašyta, jų smegenyse įrašyta apie pinigus. Tai buvo trečioji priežastis. Sekančios priežastis bus, kodėl reikia dabar įsigyti bilietą, nes aš žinau, kad jūs atidėliojate. Jūs galbūt netikite, jūs galbūt žinot, kad nesuplanavo dar laiko, nežinot, kas bus tomis dienomis, kada vyksta seminaras. Tai ką aš noriu pasakyti? Pirmas dalykas, kodėl bilietą verta įsigyti dabar, tai jeigu jūs užeisite į mūsų tinklapį www.milijonieriausmąstymas.lt, jūs pamatysit, kad iki bilietų pabrangimo liko 15 ar 14 dienų. Taigi po tiek dienų bilietai tikrai brangs, o VIP bilietų gali ir nebelikti. Tai todėl geriausias laikas nusipirkti bilietą į milijonieriaus mąstymą buvo vakar, antras geriausias laikas tai yra nusipirkti bilietą dabar, kada jūs žiūrite šitą video. Kitas dalykas, kodėl jūs dar nenusipirkot bilietą į šitą seminarą, tai jūs galvojate, kad tai yra brangu, nes aš žinau, kad jūs žinote, kad pirmą kartą, kada vyko milijonieriaus mąstymas, jūs matėt, kad bilietai buvo labai pigus. Taip, pirmą kartą mes milijonieriaus mąstymą Lietuvai padovanojom. Jūs įsivaizduojate 3 dienų. Patikslinsiu, 3 parų seminaras apie pinigus, kada jūs praktiškai labai intensyviai nuo ankstyvo ryto iki vėlyvo vakaro ir dar naktį negalėsit miegoti, nes jūsų galvose vis suksis, jūs transformuositės net naktį jūsų pasąmonė, jūs gaunate tik už 139 eurus. Pigesnio seminaro negali būti. 3 multimilijonieriai iš Anglijos ir Olandijos atvažiuoja mokyti jūsų, pakelti jūsų lygį geresnį, jūsų gerovį aukštesnį lygį. Ir nežinau, kaip jūs galite drįsti sakyti, kad tai yra brangu, tik 139 eurų. VIP bilietas tiesa yra brangesnis, bet VIPas visą laiką yra VIPas. Jis gaus daugiau vertės, jis papietaus su Markus de Marija, aplink jį susirinks žmonių, užmegs geresnių kontaktų ir panašiai.
Kitas dalykas, kodėl jūs dar nesate seminare. Jūs galvojate, kaip ir daugelis Lietuvos žmonių turi įsitikinimą, beje, kurį šitame seminare ir sulaužo žmonėm, kad ne piniguose laimė. Laimė yra kažkur kitur, tai yra, kad aš jaučiuos laimingas ir taip toliau. Nu, sutikit, būkim atviri ir nemeluokim savo. Tada, kada mes turim pinigų, mums tai padeda atskleisti, kuo mes esame. Mes esam linksmesni, mes esam geresni, mes galim daugiau duoti kitiems žmonėms, galų gale mes esam laimingesni, tada, kada mes savo ir kitiems žmonėms galim suteikti tai, ko norim. Netgi mes tada esam dvasingesni. Taigi, pinigai galbūt ir nėra tikslas, bet tai yra priemonė kurti gerovę savo, kurti gerovę savo aplinkiniam, tuo pačiu ir kelti tautos gerovę. Taigi šiame seminare jūs ir sulaužysite tos įsitikinimus, kad pinigai man reikalingi, nes tai yra viena iš priežasčių, dėl ko žmonės ir neturi pinigų tiek, kiek jie norėtų turėti. Dar viena priežastis, galbūt dėl ko jūs nesat dar užsiregistravę į seminarą Milijonieriaus mąstymą, jūs sakot, aš ir taip gerai gyvenu. Ok, jūs sveikinu, kad jūs ir taip geriau gyvenat, bet aš žinau vieną žmogaus savybę, beje, aš žinau, kad jie ir turi Sigitą, kuri mane filmuoja, ir aš ją turiu. Tai prasme, tada, kada žmogus siekia tikslą ir sako, va, dabar kai tuo pasieksiu, viskas bus gerai, bet žmogus jau yra tokia būtybė, kad jam niekada nesutampa tas dalykas, ten, kur mes esame dabar ir ten, kur norėtumėme būti. Pavyzdžiui, jeigu žmogus uždirba tam tikrą atlyginimą, sakykime, prieš 5 metus jis norėjo uždirbti tokį atlyginimą. Po 5 metų pasiekė, kad jis gauna tokį atlyginimą, tada jūs norėtų dar daugiau. Jūs norite kažkokios mašinos, kaip įsigyja tokią mašiną, jūs norite dar geresnės mašinos. Kada išvažiuoja savo svajonių atostogų, vos tik grįžęs galvoja, va, sekančiais metais tai nuvarysiu dar geresnės atostogas. Ir kada žmogus pradeda to nebenorėti, reiškiasi, jis nustoja augti. Ta prasme, žmogus taip sutvertas, kad jis nuolat augtų. Kiek jis beturėtų gerovės, jis visada nori gerovę pakelti į aukštesnį lygį. Milijonieriaus mąstymas būtent tai ir padeda daryti žmonėm. Tai reiškia, tai yra įrašyta mūsų emocijose, tai yra įrašyta mūsų finansiniam konteinerį. Tai pas kiekvieną žmogų yra tam tikras konteineris, tam tikro dydžio, kiek jis turi į tą konteinerį gali prisidėti gerovės, kokius jis susideda santykius, tiek ten kiekvieną mėnesį prisideda pinigų ir kaip jis gyvena, kaip jis bendrauja, kiek jis savim pasitikė. Ir milijonieriaus mąstymo seminaras padeda šitą konteinerį praplėsti. Kuo tas konteineris didesnis, tuo daugiau telpa. Kas norėtume tokio, wow, didelio konteinerio? Aš tai tikrai norėčiau ir kiekvieno milijonieriaus mąstymo, aš manau, tą konteinerį mes praplėsim. Ir paskutinė priežastis, dėl ko jūs dabar šią vasarą turite būti milijonieriaus mąstyme. Žinau, kad kai kurie iš jūsų galvoja, aš palauksiu, kol dar daugiau žmonių nueis. Pasižiūrėsiu, kaip tai atsispindės jų gyvenime, kaip pasikeis jų gyvenimai po milijonieriaus mąstymo seminaro. Tik aš noriu pasakyti, aš tikrai negąsdinu, bet milijonieriaus mąstymą mes darom antrą kartą Lietuvoje. Lietuvoje yra 3 milijonai gyventojų, 1,5 milijono yra išvažiavę turbūt. Taigi, šį kartą milijonieriaus mąstymas Pabaltyje vyks tikrai Lietuvoje, Vilniuje, Litexpo parodų rūmuose. Kitais metais milijonieriaus mąstymas tikriausiai persikels į kitą Pabaltijo šalį, tai todėl jūs turit tokį paskutinį šansą iš tikrųjų. Už 139 eurus Lietuvoje, kad niekur jums nereiktų išvažiuoti iš gimtos šalies, pasimokyti ir praplėsti savo finansinį termostatą. Ir žinot, sėkmingi ir turtingi žmonės sprendimus priima greitai ir priima juos dabar. Taigi, registracija į milijonieriaus mąstymą tai bus jūsų teisingas sprendimas, kuris pakels jūsų gyvenimą į aukštesnį gerovės lygį. Iki susitikimo birželio 5 dieną Litexpo parodų rūmuose.